Sveiki visi. Sunkia širdimi panešu, kad Raselis iš filmo Up negavo ženkliuko. 2009 metais gimė filmas Up. Nuo tada Raselis ieško savo ženkliuko. Jis turėjo daug ambicijų tapti fanboyum, profesionaliu fanboyum. Tačiau gyvenimas pasisuko netikėta linkme. Filmas neparodė tikros tiesos. Pensininkas Karlsas mirė. Nuo per gero, stipraus užbaigimo, kuris suteiktas buvo Raselio, kai jis buvo užsidėjęs fanbojaus outfitą. Neįteikęs ženkliuko. Po jo mirties Raseliui buvo labai sunku. Jisai susirgo alkoholizmu. Nuo bokalo Raselis pakėlė galiausiai ir švirkštą. O tada įvyko galutinis smūgis. Raselis pakėlė šakutę. Užteko vos metų, kad Raselis taptų toks. Traumą patyręs jaunas vaikinas greit pasikeitė, pasidarė YouTube kanalą, surinko 100 fanų. O paskutinis smūgis buvo, kai surado antrą pusę seną dėdą, kuris storas ir užimtų jo širdį, kaip ir Karlsonas kažkada tą padarė. Po sunkios tokios PTSD jis pakeitė savo gyvenimo planą, jis pakeitė savo vardą, šiek tiek pakeitė išvaizdą, minimaliai, čiučiut. Jo elgesys tapo išaugiantis, neapskaičiuotas. Jį pradėjo sukti nuolatinės dramos. Alkoholizmas matomai sunkėja, kaip ir narkotikų naudojimas. Raselis yra dabar kritiniai gyvenimo vietoj. Kaip sakoma, kertiniam lūžį ant slenksčio. Jam pizda sen. Šakutės pasidarė kaip plunksna, peilis ne per širdį, bet per skrandį. Dabar tokio pačio dydžio kaip ir karvės. Šis emocinis persėdimas, jo nesupratimas veidrodžio, kuriame mat tik tais mažą, petit, stropą berniuką, panašų į Justiną Bieberį. Tik storą. Nėra tiesa. Tai tik laiko klausimas, kada galiausiai Raselis gulsis į ligoninės patalus ant lašalinės.